Tapęs prezidentu, užsienio politiką orientuosiu į Lietuvos interesų stiprinimą ir gynimą. Vengsiu tarptautinių susitarimų, mažinančių ES valstybių savarankiškumą ir identitetą. Valstybių savitumas praturtina bendriją, todėl jis turi būti išsaugotas kaip nacionalinės teisės viršenybė. Stiprinsiu šalies ekonomiką, didinsiu Lietuvos svorį ES bei NATO aljanse. Stiprinsiu strateginį bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis Lenkija ir Latvija. Remsiu Ukrainą kare prieš Rusiją. Atkursiu tokius politinius ir ekonominius santykius su Kinija, kokius turi kitos ES valstybės. Dėrybose dėl daugiametės finansinės programos laikysiuosi pozicijos, kad Lietuvai turi tekti solidus ES finansavimas prioritetinėms sritims – žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, sanglaudai bei Ignalinos atominės elektrinės uždarimui.